principas, kad įstatymas visiems galioja vienodai. Ar tu esi Seimo narys? Dar vyksta, kad jinai dar galės padėti kitiems žmonėms. Vienoda apimtimi. Dar vienas klausimas klausytojo, ką darytumėt, kad augtų eilinių žmonių pasitikėjimas valstybė ir pasididžiavimas ją ir kad neliktų? Geras klausimas. Čia reikėtų turbūt 1,5 valandos laidos, ką daryti, kad neliktų 2 Lietuvų. Ir čia eina čia skaitytojo klausimas prie mano tos, reiškia, telkiančios Lietuvos tos vizijos irgi, kad mes turim labai daug susiskaldimo šiai dienai visuomeniai. Ir ką daryti, jeigu taip trumpai atsakant, visų pirma, matyt, gebėti klausyti vieni kitus, ir ne tik klausyti, bet išgirsti.